Jinai nedidelė, blėt, jinai Rodo. neaukšta. Ir čia ta... Tai man sėdynės rodai. O, kokia silkė. Kokia silkė, sako. Tai kur tas bičiukas, nahui? Bagažinė didelė, bagažinė jo, bagažinės jo, jos didelės. Volvo XC60, pažiūrėkit. Ragonosi pisa. Paskambink jam ir tiek. Tai pala, už pusę valandos paskambinsiu, gal dar nepraėjo, pala. Aš jam skamba, lygiai pusę valandos praėjo, dar net važiavo, ne. Nu, davai paskambinam dabar. Kevinai, labas. Už kiek bus laiko. Pipsikas, na. Klausau. Labą dieną, už kiek čia busit maždaug? Tai jau atvykau, jau galit, kai Tai jau pasiruošiu užėti. prie vartų aš ten stoviu. Atriuos, gerai, tuo ateisiu. Gerai. Eina, pažiūrėt. Turiu neblogą variantą, tik nenoriu numerio rašyti. Pasitrauk. Čia bus eismas, dar. Gal ne čia net? Gal ir ne čia? O gal mes ne čia atvažiavom? Nu, Bet prie vartų. ar čia kažkas eina? Kaip? Nežinau. Ateina kažkas. Nežinau. Gal ne čia? Ai, va. Tai žmogaus nerodo. Sveiki. Говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь сама. Я как-нибудь обойдусь без вас. O šiaip tvarkinga viskas? Na taip, aš mažai ją naudoju, matot, čia buvo tėvo mašina, jisai pasimirė prieš 3 mėnesius, mama tik tais dabar gavo teisę į pardavinėti. Aha. Aš jį buvau jau suruošęs. Говорят, ты сошла с ума, а я... Jis poliravęs, matot, apdulkėję biškelį dabar. Tie akumai išimti, nes man gyvenu užsienyje. Говорят, ты сошла с ума, а я... Žemės. Nebūtina? Kaip? Nebūtina? Ne. Говорят, ты сошла с ума, а я... Говорят, ты сошла с ума. Ой, Jėzus. Говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь. Ne, sakau, rudžių labai nedaug. O gal tik Говорят, ты сошла с ума, а я говорю... Nu, klausom variklio. Jo. Говорят, ты сошла с ума. Говорят, ты сошла с ума. Говорят, ты сошла с ума, а я говорю, разберусь. Говорят, ты сошла с ума. Tepalai keisti, technikinė praėjo Говорят, ты сошла с ума, а я говорю, mėnesį praeitais metais. Ir iš pradžių nepraėjo ten 4 говорят, ты сошла с ума, а я
Pakeitė. Мне говорят, ты сошла с ума. 300. Galima žiūrėti. O kaip tau? O ką aš, nu, aš tai nieko nesuprantu apie Tai mašiną. atsisėsti, tarkime, vidai atsisėsti. Сошла с ума. А я говорю, разберу. Da, čia bus toks. Ką žinai? Говорят, ты сошла с ума. А я... Мне говорят, ты Taip, сошла с ума. normaliai žiūri, bet Я blėt. говорю, разберу Kurva. сама. Мне говорят, ты сошла с ума. А я говорю, разберу сама. Я как не... O kas tie stakanai? Nežinau, kas tokia. Говорят, ты сошла с ума. А я говорю, разберу сама. Я как-нибудь обойдусь без вас. Раз Блядь. дело касается серых глаз. Tuoj, palauk. Мне говорят, ты сошла с ума. А я говорю, Dar rodo streamą? Nu šiaip tai gražiai veikia, ką žinau. Kai iš viršaus sukasi. Ne, tai čia servizą reikėtų nuvaryti, bet šiaip tai... O tu atsisėsk į vidų, pažiūrėk, kaip tau sėdėsi viską. Tai ko tu Tai man jei, rodai? tai iki... Ne, šiaip tai... Nu, salonas biškiai aptrinda, šiaip tai... Nu tai jau tiek, kad nori. 3100, ble. Bagažinė. O, va čia bagažinė. Patrauk ten, ką reikia. Atsarginis ratas turi būti. O, irgi gal kasinėja tėvas. Kas taip? Kasinėja gal. Ne, taip kažkur. Atsarginis yra ir dar sakau antras ratų komplektas. O, pala, o koks jos taršos mokestis? Oi, nežinau. Ai, reiks pažiūrėti. O kiek ryja? Lemba daug, jinai 2 litrų, bet taip mieste tai kokių 11 gali. Nu, aš miestį nelabai važinėčiau, aš Taip labiau lentė gal kokius 8-9 gal galima numesti. po miškus viską. Daug praeina. 5 bėgių dar matau. Blemba, nu čia geras toks variantas. Po puvimų ir... Pažiūrėkit, kokia erdvė. Nu, ble, čia užtruko už 300 geras variantas. Tikrai geras, ble. Kėdas galima nuversti. Pažiūrėkit, kokia plantyčia ir dviratį gali įsimest, viską, nesuksi nieko galvos, blemba. Man atrodo, šitą ir ims ir važiuokit. Dabar jau kaip mašina užsikūrė, karočią variklis tyliai dirba, va. Be jokių niuansų. Aišku, rūdžių turi, nes jau sena mašina yra, ko norėt, žinai. Bet, blėt, ką žmonės sako? Sako pagazuot. Į servisą tai jau nuvežt. Ne, tai... bet bus galima servizę patikrinti? Aha. Pagazuojam biškį. Galima pagazuoti truputį? Bet biškį- Pažiūrėk, spydį parodo. Kaip? Pažiūrėk, ant spydį parodo. Bet kažkokia pagazuoja, atrodo, vibruoja biškį. Sako, katalizatoriaus nėra. Žmonės sako, ne aš. Katalizatorius nėra? Nu, žmonės taip rašo. Variantas jaučiu toks. Bet ne gal. O katalizatorius yra? Kiek žinau, turi būti. Ai. Nu turi būti katalizatorius. Abo... Tikrinsi, jeigu ką servis. Nu jo, servizę patikrinu. Čia tėvas, kai pirko, tai ją 21 berods pirko su mama. Aha. Tai buvo tik tais apie, aš nepamenu, apie 80 000 kilometrų, dabar 130. Per 5 metus 50 dadėjo tėvas. Bet prieš tai jinai mažai naudota buvo. Sakau, iki 2017 yra visi štampai knygutėj serviso kasmet daryta. Ten tai Hyundai, tai Renault salone. Ir matosi, 2017 buvo 61 tūkstantis. 61 tūkstantis. Pala, pažiūrėk, iki kiek melga dirba autoservisas. Gal net šiandien būtų galima patikrinti. O kaip tau šitą mašiną? Nu ką aš žinau.
Ta prasme, iš išvaizdos, paprasta mašina, kaip mašina. Tu užduodi klausimą ir liepi padaryti darbą. Iki kiek Melga dirba, gal net ir šiandien būtų galima patikrinti. Iki, padangų montavimas. Uždaryta. Nu, tai uždaryta šiandien. Rytoj mes laisvų galim. Palaukti iki rytojus, jeigu norit servisų. Jo, tai ne, aš noriu servisą visiems pinigus mokėti. Dabar tetai padėjau išsirinkti mašiną, tai irgi į servisą vežė. Kokią kainą dabar servise patikrinti? 45 barats buvo pasiekti, pažiūrėsiu. Čia buvo Čia kažkur... Melga ar ne? Tuoj pasakysiu konkrečiai. Nevažiuoja.lt sakė, sumokėjo, man atrodo, 45 jinai sakė, kad mokėjo, pažiūrė čia. Ar bet Audriui paklaus, gal jis į Vilnių netyčia? Nežinau, gal aš čia praklausiau kažką, 45 atrodo realistiška, aš nematau. 50, man. Aha. Tu man tą skelbimą atsiųsk, aš pirmiausia jam nusiųsiu. Tai nevažiuoja.lt, nueikit, galima suregistruoti. Na, kur tas skelbimas? Kur aš čia žiūrėjau? Va. Ne, šitas. Tai jau galite išjungti. Ačiū labai. Taip. Tai atsiprašau biškį, taip. Visi jundai tus. Savo į Messengerį atsiųsk. Va. Va, šitas ar ne? Ne, šitas. Palaikyk biškį man. Gerai. Pafilmuok geriau man. Net nematau, ką žmonės rašo. Tai dabar jau nežiūrėk, ką žmonės rašo. O kodėl aš to nerandu skelbimo? Kodėl aš to skelbimo nerandu? Tai gerai, mes einam, aš jums tada vėliau paskambinsiu tai dėl tos užbūdį. Gal dar net ir šiandien patikrint, nežinau. Jeigu rasi drąsiai skambinti, tai jau ką. Gerai. Gerai, ačiū. Iki. Bля. Neimkit daug. Iki. Jakro gerai, Ausegra. Reikėjo pavažiuoti. Pavažiuoti reikėjo. Tai kam važiuoti, jeigu... Kam važiuoti, karoči, reikia servizę, kad patikrinti, po to pavažiuoti. Ko kainos nenumušė. Ne, nu tai nėra ko mušti. Nėra ko mušti, normali mašina, sena mašina. Ne, tai jis sakė, kad nusidėrėjo, tai tikrai gali. Gali, bet ten nėra ko mušti, aš nemačiau, kad ten mušti. Ne, nu tai paprašytum, parašym, kad nuleistų, gal ir nuleistų. Ausegra, davai skambinam jau Ausegra. O kam čia? Kad mašiną patikrinti. Tai tu man neatsintai net. Ko? Nu, to... Tai neradau. Palauk, tu atsiųsiu. Ausegra. Labą dieną. Sveiki. O būtų galima šiandien mašiną patikrinti? Ką patikrinti reikia? Nu, aš norėčiau pirkti mašiną ir kad jūs patikrintumėte ją šiandien. Šiandien tik tai pakabą galėtume patikrinti, daugiau nieko. Nu, ten Daugiau šiandien nieko negali. tepalai, tepalų ir neleidžia. Ar nebėga nepo? Tai matysim, jeigu bėga ar nebėga. Taip. Bet jokio kompo nepaimsim nieko. Neapsimoka. Šiandieną. Gal galim pakabą patikrinti. Ir... Šitas reikėtų. Ir... Aš nebėga, nebėga. Daugiau nieko. Supratau, aišku. Gerai, tai iki.
Jo, einam atidėti, turėsiu neskelbti. O jam tai jau mir gyvenk reikia į šią akimirką. Suprantat, tai kompo nepajungs, tai pusę dalyko nepažiūrės. Nu, ten matai, kai sena mašina, ten nėra labai, kad nėra ką ten jungti, blė, tam kompo, žinai. Kažkodėl tai va taip va pasidarė. Kas? Va. Kas jau čia prispaudė? Nieko, tu aš paėmiau už tavęs taip. Eik tu. Taip. O tai kaip žiūrovom žiūrisi? Blet, kiek daug O kaip, aš nematau, kaip jiem žiūrisi. Aš iš tavęs tokį paėmiau. Ai, normaliai. Normaliai. Kompo nepajungs, tai kaip CS lošt. Mums viskas gerai, varyk tikrint, važiuok, mes kitas nupirks. Tos... 303 eina nafig, palaukit, čia geras variantas. Čia za biznis, suka, čia kaip salam sakytų. Bandziuga 5, čia za biznis, suka, zdarova salam. Blet, geras variantas, imk netikrin, nes ten nėra ką tikrint. Rami, neskubėk, Taigi, neskubėk. kas tau čia darosi? Aš tau gražiai, blėt, tu pariek ant Tu manęs. sakai, neskubėk, aš niekur Tu neskubu. dar pariek Aš ant tai manęs. ieškau skelbimo Tai dabar. ieškok. Tu sakai, neskubėk, kur aš skubu, aš ieškau skelbimą, ieškau, kad patikrintų tą mašiną, ko tu taip čia dabar zirzė. Markė. Kodėl man neberodo taip kėbulo tipas, nesurygis crossoveris. O tai tu čia iš savo atsiųstų man. Čia ne tas, kur tu pas mane sakai. Aš tau siunčiau šiandien šitą. Aš nežinau, kur aš ją radau, blėt, šitą variantą geras, blėt. Pala. Čmirkas, ša. O kaip tau ta mašina? Normali mašina, kaip mašina, nu. Nu, džipas didelis, daug tilps. Kodėl aš to skelbimo nerandu, blėt? K, nu. Ne. 3100, man atrodo, sakė. Nu. Blet, nerandu aš to skelbimo, tai kur jisai dingo, blet? Gal aš autogydę žiūrėjau? Tai jis skambina, man atrodo, į tą Ausergą ar kokią ten Ausegrą. Tai jis sakė, Aš pagal numerį pamėginsiu surasti. Oi, nepaskait proto. Kaip nukopijuot tavo? Bus kitas, nu Jėzus, tų mašinų pilna. Pilna tų mašinų, jo. Blet, čia gera, nahu, bet šiaip... Tegu eina ir perka. Blet, nerodo, nahu. Markė modelis. Tai tu man nerodyk brangioji. O ką komentarų nieks nerašo jokių? Rašo. Tai ko neskaitai, skaitai? Tai kad aš sunku man skaityti perverstą kamerą. Ai, pas manegi telefonas, jo. Oi, kaip mane bėsina, nahu, visą Taip, net reik laužo. būtinai į servizą. Jau pardavė mašiną. Nu, baigi čia nervuot Raimę. Ai, žinau, kodėl jos nerado, blėt, nes kaina, blėt, Per maža. per didelę nustačiau. Taip.
Jo, skelbiu tenai. Tu, man atrodo, pas mane nusiuntęs ir esi šitą, nes tu sakei, Eik tu. aš tau atsiunčiau, pažiūrėsiu. Ir tada ėjai žiūrėti pas mane. Rimtai? Jo. Bet Tuoj aš tai pala neatsimenu šitų mašinų, man jos visos vienodos, tik spalva skiriasi. Tai visureigis. Ne. Mašina? Va, radau. Jo, radau. Tai va. šitas skelbimas siūsk Audriui. Ir ką man jam rašyti? O kaip šita mašina? Suras, nusiūs. Blet, vargas, pirk mašiną, žinokit, net rankos dreb. Blet, bet geras variantas. Blet, 3100, ne per brangu, blet. Nusiuntėjai? Jo. A paskambink gal jis Vilniui? Bet, blet, jie dirba iki 9, o kompo paimti negali. Kodėl taip? Nes jis daug metų prekiavo mašinom, varė mašinas ir jis žino trūkumus didžiuosius. Nahu tau tas kompas, elektros nėra ir nejungia. Kompiuteristas rimpiau dirba. Aišku, nes būna kies pačiai panašių, tai pagrindinį visus prekių varomas, bet būna 4x. Gerai, o kiek čia šitos mašinos taršos mokestis, pažiūrim, ble. Blet, neturėtų galbūt kosmosas. Bet kokia jinai didelė, pizda, kokia erdvi, ble. Didelė. Ai, 129, tai nedaug taršos mokestis. Gerai, paklausėm čia GPT, ką jisai sako, blėt. Paklausėm čia GPT. Ką jisai sako apie šitą mašiną. Kažkaip padangos sakė, dar duos vienas. 2009 Hyundai Tucson. 2009 Hyundai Tucson. Taip. Čia toks variantas pigus, paprastas, bet jau morališkai pasenęs ir ne pats patikimiausias savo klasėje. Paprasta konstrukcija, pigus remontai. Pakankamai patikimas pagal kainą. Patogus minkštas važiavimas. Gera komplektacija už mažą kainą. Saugumas neblogas. Minusai. Labai silpnas variklis. Didelės kuro sąnaudos. Prasta dinamika, plus sena automatinė dėžė, triukšmas salone, plus pigus interjeras, dažnos problemos, rūdis, pagaba, stabdžiai vairo sistema, transmisija, senas automatas, diržai, TMG belt, jei nutrūksta variklių galas. Mhm. Jei keistas ir diržai prižiūrėta, važiuoja ilgai. Nu, ble, šiaip neblogas variantas, va čia GPT net pasakė, ble. Nu, į šitą pirktą ir pravažiuotą iki kiemo. Nebloga, nebloga. Pam toks. Jo. Sako, nepirktų Kur man? lavoną. Neatrašė. Dar pasižiūrėčiau kitų. Ne, tai aš galvoju, blemba šitą. Nu, ble, 300 nėra kosmosas. Jeigu metus atitarnautų, tai kaip ir zaibys, ble. Nereikia prie pirmos sustoti. Tu paieškok, laiko yra. Tai ir tu ieško, ko tu neieškai. Aš vienas ieškau lygtais, ką žinau. Aš laikau tavo telefoną. Aš tai nepirkčiau. Pirk mašiną, kol techas įsiskirs. O pala, kiek jinai techo? Iki 2708. Eik tu nahui, sako kažkas.